Labas rytas. Kaip išsimiegojai? Puikiai. Galiu papasakot, čia kai man užmiegant, čia miegojo iš Taivano žmogus. Išvijom. Išvijom iš viešbučio. Nes jis čia, ar čia mūsų klaida, ar ne mūsų, bet čia buvo kitaip padaryta, bet paskui jį iškrapštė, nes gali būti tas taivanietis buvo tokio, mes orientacininkai. O man pasirodė, kad jis yra tokios orientacijos, kur galimai naktį būtų man nieko blogos orientacijos. Tai nieko blogo. Dabar išėjo ir atsikėlėm ryte, viskas gerai. Jis išeidamas mums paliko dovanų. Wow. Turėtų būti čia visai skanu paragauti. Taip. Dabar Lietuvoje šiaip yra 1 valanda nakties, lekiam papusryčiauti, nes čia jau yra beveik 6:30. Šiandien nusimato ilga diena visai. Žiūrėjau. Parodyk, koks tualetas. Tualetas, operatorė. Vonė, turim ir dušą. Thank you. Gytis užsisakė kinietišką patiekalą. Pusryčiam čia, šiandien sportas nusimato geras. Iki tualeto. Manai, kas čia yra? Čia žuvis kažkokia. Kažkokia žuvis malta. Antroje dienos pusėje startavome dar kartą milžiniškame prekybos centre, orientuodamėsi labirinte. Sekėsi abiems nelabai gerai. Buvom tiesiog labai lėti. Ten tie kiniečiai tai prasiprofinę ant šitos distancijos. Bet patiko. Ar tau patiko? Patiko, ten kitaip. Labirinto orientavimas toks labai greitas. Skiriasi nuo bėgimo visiškai. Ir panašu, kad kiniečiai pastreniravę specialiai čia šitam labai pasiruošę. Reikia staigumo tokio. Ten matėm, vienas bičiukas net tiesiog žingsnelį atkalęs šonų. Šonų šuoliuoja pristatomų žingsnių, nes taip greičiau, iš tikrųjų greičiau, negu bandytam pasisukti ir bėgti. Bet įspūdinga prabanga tam visur. Buvom užsukę į prabangų viešbutį. Ten labai viskas luxury. Mėgaujamės, labai smagu. Kas tau labiausiai įspūdį padarė? Gamta, ten, kur bėgom sprintą iš ryto, ten toks iš vis
Miestelis mažiukas, bėgi, ten kvapai visokiausi, nosi, riečia, žmonės tie, nu viskas kitaip. Ir nesitikėjau, kad čia yra tropinis toks klimatas, taip karšta. Bet, Vanku. bet šiaip tvarkinga, nu, nėra nei šiukšlių, nei viskas Nu, taip, išvalyta. taip. Tik tais kaimuose kažkoks toks keistas kvapas. Turbūt karšta ir tas visas kvapas per visur išeina. Jo, vanku. Sakyčiau, daug tvarkingiau negu Kinijos žemyniniai daly. Nesitikėjau, kad toks oras bus, nes kiek esu buvus Kinijai, tai nu, nėra to va, tokio tropinio klimato. Tai nors gal tam Guangdžu ir buvo, tik tais nu visien jaučiu, skiriasi sala, va čia daug kažkokių vėjų yra. Faina ta žaluma kažkaip irgi nu, gražu pasižiūrėti, augalai įvairiausi. Nu, įdomu. Paeksplorinti čia. Dangoraižiai kokie aukštus, viską. Mes su Gyčiu negalvom, kad iš viso čia gali taip mums pasisekti, galvom, kad mus čia kažkas apgaudinėja. Bet mus pasikvietė, nupirko bilietus ir vau. Ir tai tikrai yra tikri bilietai, tai, nu, žodžiu, žiauriai, fainai, labai pasisekė. Gal varom kavos, o kur varyti? Galėtumėm gal į Circle K? Į Circle K? Čia tokia yra?